Sveiki, šiandien žvejyba nuo kranto. Kaip ir kasmet mėgstu vieną kartą bent metuose išsiruošti tokią žvejybą. Suprantu, kad pagauti yra žymiai sunkiau taip, bet smagu tikrai, ypač jau beveik žiemą pasivaikščioti po mišką, ramybė tokia yra prie ežerų. Tai man tikrai palieka įspūdį, kartais ne tiek dėl laimikio, kiek dėl laiko praleidimo. Tai kai važiuoju į tokią žvejybą, pagrindiniai mano yra žvejybos įrankiai, ilgi botai. Šį kartą iki pusės praktiškai aš juos turiu ir mažesnius, bet pradėsiu nuo jų, kad nesušalti į botus. Aš deduosi tokias iš kitų botų įdeklus šiltus. Jeigu reikia, dar ir kojines dasidedu papildomai, nes vanduo jau šaltas. Taip, tada kuprinė. Kupriniai pagrindė masalai, masalų dėžutė ir meškerė. Iš principo visai faina žvejyba, nereikia nieko apsikrauti, neskaitant milijono kamerų dar, kur kad reikia pasiimti, bet čia jau smulkmenos, detalės, kaip sakant. Meškerė pas mane Gatganšo, kas jūs stebit, žinot mano mėgiamą meškerytę. Jinai yra trumpa, galbūt nuo kranto ir ilgesnės norėtųsi, kad užmetimas didesnis būtų, bet kita vertus, kai yra daug šakų, tai su trumpa irgi paprasčiau. Taip, masalų šiandien turiu įvairių. Pasiėmiau iš tikrųjų daugiau mažesnių. Ir dar vienas niuansas, ką aš imu tokias žvejybas, tai tokius masalus, kurių man gal mažiau gaila nutraukti yra. Kur aš mažiau juos naudoju įprastose žvejybose, nes nuo krantą žvejojant daug kliuvinių, taigi turiu va ir daug papildomų pavadėlių. Pavadėlius irgi tokius kinietiškus imu pigius, kad negaila būtų nutraukinėti. Aišku, švynas irgi nefaina, kad pasilieka kartu su masalu dažniausiai, bet bandysiu kuo atsargiau šį kartą. Tai pradėsiu, nuo ko aš šiandien pradėsiu. Galbūt, tai mažiuką kokį nors. Va šitą masalėlį. Ir masalus keisim, testuosim, žiūrėsim, kas gaunasi. Pirštinės užsidėjęs, nepatogu, bet šalta šiandien, šalta. Apie 1 laipsnį. Jau biškį bijojau, kad ir ir gali būti ir apledėjusios pakrantės.
Galvojau, kad medis. Kol kas be kibimų, keisiu masalą, bet šitame ežere aš nesužvejojęs apskritai. Ir nelabai man patinka, kad gylis čia gilėja taip nuožulniai ir labai švarus dugnas yra. Norėtųsi bent biškį žulyčių, bet judėsiu tolyn, palei pakrantę, nežinau kiek rasiu vietų prieiti, bet gal kažkas pasikeis. Tai keičiu kol kas masalą ir bandau toliau. Taip, kažką ryškesnį gal pasiūlyti reikėtų. Va, gal pavyzdžiui net ir twisterį. Gerai, gera mintis. Ryškesnis twisteris. Gražiai twisteriukas juda. Visada aš kai nuo kranto žvejoju, pasižiūriu jį ir vis galvoju, kad reikia dažniau naudoti man šiaip žvejojant iš valties, nes iš valties ne visada taip gerai matosi. Kol kas tuščia. Twisteris irgi nepadeda. Aišku, gali būt, kad ne masalas kaltas, o kaip sakiau, tas krantas, kuris man nepatinka. Bet žinot, su krantais irgi būna taip. Vieną žuvį pagauni ir viskas pasikeičia greitai. Gerai. Ką čia pasiūlius? Va tokį pasiūlysim. Ešeriuką. Dar truputį kitaip bus. Oras šiandien labai ramus. Visai gera, pakankamai tik tai gal drėgna. Bet būti lauke pakankamai gera. Bet vėl rūkas, tai nežinia kaip lydekam.
Na, nors vieną žuvį norėtųsi pagauti. Ir išvyka jau būtų užskaityta. Kažkaip nesinori be kibimų visai likti. Bet taip, nuo kranto yra sunkiau, ypač kai tų priėjimų net tiek daug yra. Kai žvejoji iš valties, tai netgi jeigu ir nekimba, tu žinai, kad tu esi tose vietose, kur tu ar anksčiau pagavai, ar tu matei echolotę žuvies. Arba matai šiuo metu žuvies, bet jinai nekimba. O čia viskas yra sudėtingiau. Tai bent jau būtų gerai žvejoti tose vietose, kur anksčiau esi pagavęs, tai tada ramiau. Tiesiog mėgaujasi gamta ir mėtai. Šitam ežere aš apskritai pirmą kartą. Tai pradeda visokias mintis lysti, kad ką aš čia veikiu, aš ne toje vietoje galbūt. Bet daug pasirinkimo neturiu. Bandau ir šiaip, kaip kitaip patikrinti. Aišku, galima būtų pradžiai su valtim šitą ežerą išbandyti, o po to nuo kranto. Tiesiog čia tokių priėjimų daugiau yra, visai patogių. Dėl to ir atvažiavau čionai. Bus matyt. Biškį va pasiskūsiu ir tuoj gausiu kibimą, manau. Šitas maslas irgi gražiai dirba. Žiūrėkit. Šviežiai kažkas pasidarbavo, ne kažkas, o bebriukas. Šviežia dar. Čia kažkur gyvena. Priėjimų čia kažkaip nėra visai. Ir gylis iš karto eina didelis. Negaliu pribrist. Bandysiu čia kažkaip tai prieiti. Nežinau, ar botų užteks. Bent jau metimą padarysi tikrai vieną. Jau jaučiu. Jo, gylis. Gylis čia geras. Tarp meldų paleisiu. Kelis metimus. Žiūrėsim, kuo čia baigsis. Čia atrodo nedaug trūksta man, bet jau viskas, va. Iki striukės vanduo. Kol kas liūdnai. Nekibimo. Kaip į šulinį mėtau. Norėtųsi kažkokio atsako, kad truputį lengviau būtų mėtyt.
Bet čia gali būti, kad jau ir pabaiga bus mano tako, kadangi žiūri ten vien meldai ir tokie tiršti, tai tikriausiai šitame ežere pabaigsiu, važiuosiu toliau. Masalus lyg jau ir išbandžiau įvairius, dėl to esu ramus. Dugnas vis dar švarus, visiškai nežulytės nekabinu, palei dugną masalą vedu. Tai vienintelis šansas, kad kur nors stovės tiesiog žuvis balta, būrys ir tada jau lydekos įžūliai medžios. Bet šiaip lydekom pasislėpti nėra kur. Jeigu aš būčiau lydeka, tai aš čia nebūčiau. Tas man truputį nepatinka. Nu, bet gylis jau čia didesnis. Tai gal kažkokie biški vis tiek kalniukai gali būti. Gal kažkoks šansas ir yra nedidelis. Kojos kol kas nešala, visai gerai. Šiaip pačiam nešalta. Tai bent jau maloni žvejyba. Kažkoks varnas rimtas. Kažkas susprogdino normaliai. Nepanašu. Lyg ir nepanašu medžiotojas. Vis aš aišku nelabai skiriu gerai. Nu ką, pirmas sustojimas be rezultato. Nemažai čia pramėčiau. Nemažai laiko atėmė, bet nebandysi, nesužinosi. Bet ar čia kitą kartą važiuosi, nežinau. Aišku, gali būti tiesiog nekibadinis, o su vieta viskas gerai, negali žinoti. Bet kokiu atveju dabar judu į kitą vietą. Reiks pervažiuoti, reiks pervažiuoti šiek tiek. Tai sunkiausia dalis yra tos botus nusiminėti, kiekvieną kartą daiktus susikraudinėti, po to vėl išsikraudinėti. Būtų faina prie vieno ežero atvažiavai ir mėtai, bet taip nėra. Nu, bet ką darysi? Judu ir tikiuosi geresnių rezultatų tenai. Bandau naują spalvą. Mofish. Kažkokią duobę įlipau. Gerai, kad batas ilgas, bet pirštinė liko šlapia. O tai yra negerai. Turiu tik trumpais pirštais pirštinės plonas. Jo, čia negerai. Kažkaip nepastebėjau, tokia gili duobė buvo.
Taip ant ribos vaikštau. Šitas ežeras gilesnis, status toksai krantas. Norisi kuo toliau, nes čia iškart skardis. Tai bandau kuo giliau įlipti. Ir kitų aišku britkelnių čia nais. Kol kas šitoj vietoj nekimba. Bet esu čia gaudęs anksčiau, tai vilties aš visada čia turiu. Reik bandyti toliau. Vanduo jau nebėra šiltas. Jau kojam netoks jausmas šalčiau nei kūnui. Tai ledas tikrai ne už kalnų, tik tai pašals stipriau ir užtrauks viską. Šiaip rudenį būna, kad oras jau apie 0, o vanduo vis dar kokie +6, +8. Bet čia jau nebe ruduo, čia jau žiemos režimas. O, įsigiau. Jau galvojau kibimas. Bet čia su medžiais čia yra bėda šitoje vietoje. Čia jų daug ir jau reikia būti nusiteikusi, jeigu ateini. Opa, atidavė. Tai ačiū tau, jau galvojau prarasti savo naują masalą. Valio. Ore drėgmė didelė. Ir net nuo medžių matosi, kaip laša vanduo, atrodo nelyja, bet visas šakės tokios apsitraukusios lašais rasa. Toks standartinis oras žiemą pas mus. Bet gražu, gera, pakankamai šilta. Aš išsirašiau, kai nėra vėjo, matot, vanduo ramus. Tai kai nėra vėjo, tai dar galima iškentėti tą šaltį, o kai vėjas yra ir taip drėgna, tai jau tampa sunku žvejoti. Neįtikėtina ramybė. Taip tylu, net paukščių nėra, nieko nėra. Atrodo, kokiu bepročiu reikia būti, kad eiti tokio oro žvejoti kažkur nuo kranto. Aš daug šansų neturiu, kad pagausiu, bet jūs neįsivaizduojat, koks yra pojūtis gamtos ir tylos tokios žieminės. Tai yra nerealu. Žolytė atrodo, bet kažkaip pakankamai giliai aš ją radau. Biškį prabudinau užtat, nes kibimas nelepina. Na ja, panašu. Čia tokia truputį kitokia vieta, šita vieta yra seklesnė. Ten gilus pakankamai ežeras. O čia yra toks ruoželis seklumos, galima sakyti. Nu ir žiemą gali čia nais, manau, lydekaitė stovėti. Bent jau tokia kitokia vieta nei buvo prieš tai, kur negavau kibimų. Tai dabar toks naujas etapas, tikiuosi. O, ir žiūriu ant tų žodžių. Geras pagalys kyšo, tai reikia atsargiai. Tikiuosi čia kibimo.
Nu ką, šitą atkarpą irgi baigiau. Čia jau toliau sunku eiti. Nelabai prie kranto prieisi. Tai be kibimų čionais. Deja. Va, ten apačioje ežeras. Šitas išlipimas man sudėtingesnis bus, matot. Ekstremaliai, kaip reikės pasivaikščioti. Čia daug ir medžių bus prikritę palei krantus, tai masalų tikrai paliksiu vieną kitą. Nu ir bandau leistis, biškį su tais botais sunkiau vaikščioti, bet tikiuosi toliau įbrisiu ir toliau užmest galėsiu. Pirmyn. Pasikeisiu čia masalą. Visų pirma užsidėsiu biškį lengvesnį. 7 gramų kokių. Taip. Ir va dar netestuota šitą gumą. Ne, čia net 5 gramai. Gerai, pradėsiu nuo 5, jeigu reikės pasisunkinsiu po to. Sudėtingas kelias, medis ant medžio, nuvirtęs. Gali kur nors paslyst, užkliūt. Na ir aišku, masalams pavojinga, aš jau matau šitas va, storas medis eina ir šakos jo išsišakojusios dar gyvos. Tai čia masalų praradimo rojus yra. Einu biškį toliau. Gerai, kad vanduo pakankamai skaidrus. Tai matau už tos medžius. Tik tai, kad užmest norisi. O vietų nedaug. Nu, čia bandysiu. Opa, jau galvojau, pirmas masalas out, bet gal žulytė buvo. Wow, duobė vakuoja viena iki čia, kita beveik iki šlaunies į galą. Ir traukia dumblas dar. Jo, ekstremaliai aš jau žiūrėjau.
Na, bet čia bent jau žolyčių yra kažkokių tai medžių, iš kur pasislėpti, kažkaip daugiau man čia atrodo vilties. Netoks švarus jų dugnas. Turiu. O šitas turbūt priekyje, kur buvo medis. Nepastebėjau. Bliau. Nu čia praktiškai viskas. Kai tokį įsigi, tai šansų nebedaug. Jau jautėsi, kad taip kietai. Ir dar aišku pakritimą padariau. Čia reiktų užeiti iš kitos pusės, bet tiesiog aš negaliu čia, paskęsiu iš vis. Teks pirmą masalą paaukot. Visiškai. Geras valas. Net nenuplėšiu. Tikrai geras. Paskutinį metimą šitą vietą dariau, galėjau nedaryti. Taip, pavadėlis. Ir kas toliau? Kas nori būti sekantį auką? Iš šitą gal žvėrį padedam. 7 gramai. Biški čia lyg ir gilėja. Matau medį nuvirtusi. Negalima ten mesti. Va, tas medis. Paskutinę minutę pamačiau. Čia dar šaka kažkokia tai. Nežinau, ar galiu mest, nu pabandysiu čia tiesiai. Jo. Aš kažkada esu čia buvęs anksčiau. Tai dabar toks jausmas, kad dar daugiau reikalų. Nelabai gerai užmečiau. Nežinau, ką daryčiau, iškiptų žuvis čia su tais medžiais. Nu, bet vis tiek imčiau kibimą, kad ir nutraukti po to. Norisi bent kažkiek pajausti tą žuvį.
Gerai, čia reikia traukti. Išmest ne taip lengva čia tarp medžių. O, kokia graži vieta. Pavargau jau. Sunkus ruožas. Čia panašu, kad bebras darbavosi. Keliukas va toksai padarytas ir žiūrėkit. Čia vienas pagalys. O, bebro. Matosi dantis. Čia antras pagalys, kažkodėl gabaliukais tokiais čia palikęs jisai betvarkė. Čia dar vienas. Ir va čia ateinam į pagrindinę darbo vietą. Čia nugriaužta šviežiai. O žiūrėkit, kokiais dideliais gabalais. Šviežia visiškai. Čia dar dirbta, nedadirbta. Čia va kokia vieta. O, čia beržas iš vis kabo. Čia ant galvos man galėjo nukrist. Čia jau trečias medis, o 1, 2, 3. Čia nugriaužta. Ten nugriaužta. Ten nugriaužta. Va čia nugriaužta. Va ten nugriaužta. Eikti savo. Ir ten matau. Bliaup čia. Čia darbas vyksta, reikia varyti iš čia, kol manęs nesugriaužė. Ten toliau dar matau. Šakis čia pilna, visur prigriaužta. Čia tikrai ne vienas jis darbuojasi, pažiūrėkit. Ten toliau dar yra. Čia atlaužė. Su rankom plėšė. Och, tu blemba. Įsodinau. Va, jisai medis. Blemba, reikia žiūrėti, tik pakrantę. Eina va medis. Čia visiškai be šansų jau. Antras masalas. Šūdas, nu. Atrodo tokia graži tuščia vieta. Blemba, bet gerai laiko valas, negaliu nuplėšti. Jo, 2-0. Gerai, kad vieną kart metas ta žvejyba tokia. Labai daug masalų reikėtų. Nu ką, kas toliau? Pavadėlis vienas. Ką laidosim sekantį? O šitą laidosim. Nu ką, viskas, draugai, pasiduodu. Tikrai padariau, ką galiu. Nekimba šiandien. Nežinau, 3 telkinius išbandžiau. Nu tai nors vienam kažkokio tai kibimuką būtų buvę malonu sulaukti, bet nei vienam, nei barkšt. Tai statau, kad ne telkiniai kalti, o tiesiog nekibadienį šiandien papuolė. Gaila, aišku, oras geras, išsirinkau tokį orą ramų, tai aišku, lydekam gal ne taip gerai, bet užtat labai fainai pabuvau miške, pasivaikščiau prie ežero.
ramybė tokia nereali. Toks kosmosas žiemą yra tikrai verta išeikit pasivaikščioti į takus, tiesiog prasieiti. Tai va, o ką, nepagavau, bet video įdėsiu pažiūrėti, visgi vieną kart metuose vyksta šitą atrakciją. Šiandien tiek, manau, kad ledas neužilgo. Iki!